Labas vakaras visiems. Labas vakaras visiems. Labas vakaras. Gerai, tai labai smagu kiekvieną iš jūsų matyti. Gerai, tai labai smagu kiekvieną iš jūsų matyti. Vienas. Jau nebesigirdi. 5 kartus. Nu gerai, tai va, tvarkoj. Tai labas vakaras dar kartą visi. Tai smagu kiekvieną iš jūsų matyti. Kažkuriuos veidus matau jau nebe pirmą kartą. O. Ir padarė efektą. Nežinau, kad tai bus. Tai kažkuriuos, dabar mažai kuriuos veidus pažįstu. Kai kurie pirmą kartą. Tai aš labai dėkingas kiekvienam iš jūsų. Aš esu Labdaros paramos fondo, Vilties Arka vadovas ir mes organizuojam stovyklas nebe pirmus metus. Tai aš labai dėkingas kiekvienam iš jūsų tėveliai, kad jūs pasitikit mumis ir atvedat savo vaikus. Didžiausias turtas, ką jūs turite, yra vaikai, ne mašinos. Nusiminė vyrai, ne namai, moteris dabar nusiminė, bet vaikai didžiausias mūsų turtas. Ir aš dėkingas iš širdies, kad jūs patikit mums savo vaikus ir kad leidot tas 2 savaitės būti čia. Ne visai, kad tai buvo tvanku kaip dabar, bet aš pažadu, kad bus dar tvankiau. Tai nusiteikit, kol dar yra oro, pakvėpuokit, o paskui bus jėga. Tai aš labai dėkingas už tai, kad vaikai buvo. Šiais metais jie buvo labai ištvermingi vaikai ir labai gerai dirbo, darbavosi. Aš viliuosi, kad viskas bus labai sėkmingai, kad pasirodymas, tas darbas, ką 2 savaitės vaikai darė, bus labai sėkmingas. Jie gerai sudainuos, judės, atliks savo partijas ir jūs visi būsit džiaugsmingi ir tikrai nuneš jums stogą. Kiekvieną kartą, kai aš žiūriu, kai vaikai repetuoja, aš būnu tiesiog pakylėtas. Tai aš viliuosi, kad taip ir bus su kiekvienu iš jūsų. Aš esu labai dėkingas už tai, kad amerikiečiai šią programą veda. Jie ne pirmus metus atvyko čia į Lietuvą, į Panevėžį. Ir man tai didelė garbė, kad mes turim tokius draugus, turim Elizabet, vadovę tos grupės. Ir nutiko toks dalykas, kad tarp 1 ir 2 savaitės amerikiečių vienas savanoris labai sunkiai susižeidė, jo vardas Erikas ir tikrai tai labai prislėgė visus mus, tai buvo Klaipėdoje ir dabar jis yra ligoninėje, labai sunkios būklės, dėl to mes norim padaryti tokį tiesioginę transliaciją, kad jis gulėdamas ligoninėje galėtų matyti tai, ką mes visi tariam kartu. Tai mes, kaip aš meldžiuosi už jį, kas jūs esat maldos žmonės, prisiminkit Eriką, amerikietį, kuriam tikrai reikia tokio stebuklo, kad jo gyvenimas grįžtų į tas vagas, kuriuose jis anksčiau gyveno. Taigi aš norėčiau pakviesti Elizabet, kuri trumpai gal papasakos apie musicalą, apie tą pačią idėją. Mes pamatysim tokias 5 trumpas istorijas ir tai bus vienas musiclas. Taigi Elizabet, jinai kalbės ne lietuvių kalba, bet ją išvers į mūsų žmonių kalbą. Before Ramunas spoke,
he came to me and he said something. And said something to Augusta, which she understood, and then said the same thing to me, which I did not understand. But he meant, are you ready? Prieš pradedant Ramūnui kalbėti, jis prie Augustės ir pasakė kažką lietuviškai ir paskui priėjo prie manęs ir irgi lietuviškai pasakė ir aš nieko nesupratau, bet jis tiesiog norėjo paklausti, ar mes pasiruošę. I have been here 6 times, maybe I guess over the course of 8 years, but I still don't know enough Lithuanian to understand, are you ready? Per praėjusius 8 metus, aš čia buvau apie 6 kartus jau, bet vis dar nesuprantu tiek lietuvių kalbos, kad galėčiau suprasti, kai paklausė, ar mes pasiruošę. But we are ready. Your kids are ready. We've had an amazing 2 weeks with these kids, and we have loved every minute of it. Bet mes esam pasiruošę, vaikai tikrai yra pasiruošę, mes su jais dirbom praėjusias 2 savaitės ir tiesiog kiekviena minutė su jais buvo nuostabi. We have sung and we have danced. Mes dainavom, šokom. We've shared stories. Dalinomės istorijomis. We've made crafts and played games. Darėm rankdarbius, žaidėm žaidimus. And we have, most importantly for us, shared the gospel message with the kids. Ir man kas svarbiausia, tai kad mes pasidalinom Evangelijos žinią su vaikais. So I know you are as proud of them as I am. Tai žinau, kad jūs jais didžiuojatės kaip ir aš. And I do hope you enjoy tonight. Ir labai tikiuosi, kad mėgausite šio vakaro pasirodymu. So first we want to dedicate this show tonight to the Lord. Tai pirmiausia, mes šitą šou skiriam Viešpačiui. But we also have a member of our team who had a terrible accident. He's in the hospital in Klaipėda. Bet taip pat yra mūsų komandos dalyvis, kuris patyrė traumą per nelaimingą įvykį ir yra ligoninėje Klaipėdoje. And we love him very much. Ir mes jį labai mylim. So tonight we also dedicate this show to Eric. Tai šiandien mes taip pat skiriam šį šou Erikui. We're coming to you live from heaven's #1 source of news, the Faith News Network. Breaking news! Coming to you live, it's breaking news! Coming to you live. Sveiki, aš Tadas Giliauskas. O aš Vasara Lietauskaitė. Stebėkite toliau ir mes atskleisime, kaip ir jūs amžius gyvavo nuostabi Dievo dovana tikėjimas. Coming to you live on FNN from heaven's streets of gold. Headlines ripped from history, stories new and old. Through the centuries we see, from BC to AD, ordinary people who trust when they can see. Fake news, fake news. Fake news, fake news. Who's in the heavenly headlines today? Who will seek his face? Who's in the heavenly headlines today? Who will walk in faith? Who's in the heavenly headlines today? Who will seek his face? Who's in the heavenly headlines today? Who will walk in faith? Our God is big, bigger than we could ever know. Forever, trust his faithfulness. He'll never, never let you down. His promises are true, true, true. From his hands he will
count on. A headline you can count on. That's a headline you can count on. That's Faith, the Faith, the Faith News. Labas rytas visiems dangaus gyventojams. Štai dar viena nuostabi diena prie Perlo vartų. Džiaugiamės, kad jūs prisijungėte prie naujienų laidos Tikėjimo žinios šiandien. Kaip žinote, mes kasdien apžvelgiame Dievo žmones, tuos, kurie tiki Dievu ir jo pažadais. Man visada yra didelė garbė sėdėti čia šalia mano kolegės Vasaros Lietauskaitės. Ir leiskite pridurti, kokios stulbinančios jūsų rožinės kasytės. Ačiū Tadai Geliauskai. Turiu pripažinti, kad truputį žvilgtelėjau iš šiandienos istorijos. Jos nuostabios. Taigi persikelkime pas mūsų reporterius, ant žemės klajojančius angelus, Mėją ir Tėją. Labas rytas, Tadai ir Vasara. Mes čia, Izraelyje, kur yra didelis sujudimas dėl tikėjimo žinios šiandien. Temos, kurią šį rytą jums pristatysime. Tikrai taip. Žmonės kalba jau kelis dešimtmečius, kad Nojus stato labai didelį laivą. Ir žinant, koks čia sausas oras, supranti, kad tai šiek tiek keistoka. Pasiteiraukime apie tai pačios Nojaus žmonos. Sveiki. Kalbėkite į šį mikrofoną. Į šitą auksinę lazdelę? Taip, į auksinę lazdelę. Taigi, ar galite mums šiek tiek papasakoti, kas vyksta su jūsų vyru Nojumi? Jeigu ir jūs juoksitės iš jo, Oi ne, mums labai įdomus čia vykstantis statybų projektas. O, na tuomet papasakosiu. Prieš daug metų Nojus man pasakė, kad Dievas jam liepė pastatyti gigantišką laivą pavadinimu Arka. Jūs girdėjote apie tai? Ir žinoma, pasakiau jam, kad tai bus labai brangus statinys. Tikriausiai, kad taip. Jūs net neįsivaizduojate. Taigi, jis ir stato laivą, man rodos, nors man vienodai jis turi hobį. Tada sako, kad nori į jį sudėti gyvūnus, bet įsivaizduokit, ne tik gyvūnus, kurias mes auginame. Jis nori laivą sudėti po 2 kiekvienos rūšies gyvūnus. Tai labai daug gyvūnų. Būtent, taigi spėkite, ką aš veikiau visus praėjusius metus. Atidariau zoologijos sodą ir nemanykite, jog aš skundžiausi. Visos Dievo sukurtos būtybės yra vertingos. Pone, nenoriu jūsų pertraukti, bet ar galėtume čia pakviesti jūsų vyrą? Žinoma, man vis vien jau laikas pamatyti kupranugarius ir žirafas. Ei, Nojau! Ateik susipažinti su mano naujais draugais. Jie nesišaipo iš mūsų, jie iš tikrųjų susidomėjo tuo, ką Dievas mums kalbėjo. Tikrai taip. Na, žinote. Ateik, brangusis, susipažink su mano naujais draugais. Jie nesišaipo iš mūsų, jie iš tikrųjų susidomėjo tuo, ką Dievas mums kalbėjo. Tikrai taip. Brangusis, kalbėk štai iš tą auksinę lazdelę. Supratau, kad kai Dievas sako ką nors, aš turiu tam paklusti. Jis niekada man nedavė priežasties juo abejoti. Bet jeigu Dievas sako, kad lis, reiškia tikrai lis. Flood. It was a little out of stomach, since it's so dry we never seen much. But I stood by my man. Žinojau, jog mano draugai supras, kol nepasakiau ir neišgirdau jos sakant. If I see it, Seeing is believing. Seeing is believing. You serve them crazy. They're living in a desert. so grab some sunscreen. It's crazy to believe something you can't see. So what do you say now, Noah? Hey, Noah.
Na, visgi pradėjo lyti ir Nojaus kaimynų laukia dideli netikėtumai. O mes pereikime prie orų prognozės kartu su Vasara Lietauskaite. Ačiū, Tadai. Taip, kaip ką tik matėte, Nojaus kaiminystėje šiuo metu lyja. Tuo tarpu dykumoje tarp Elimo ir Sinajaus mano ir putpelės krenta iš dangaus. Būtent taip Dievas pamaitina išalkusius savo tautos žmonės, padarydamas, jog maistas kristų iš dangaus. Man visada smagu išgirsti, ką daro Dievas. Žinoma, dykumoje žiauriai karšta. Gali tik pasvajoti apie lietų. Manau, pats metas reklamai. Juokauju, visiems aišku, jog danguje nėra jokių reklamų. Ar nenuostabu matyti Nojaus tikėjimą, ypač kai dangus buvo giedras ir tikrai neatrodė, kad kažkada lis? Žinoma, žinai, turėti tikėjimą reiškia, jog esi ištikrintas, ką Dievas tau sako, yra tikra, nors to ir nematai. Na, o dabar grįžkime pasimėję ir tėję apačioje. Ačiū Tadai Geliauskai. Mes esame Persijos sostinėje Sūzuose ir kalbame su karalienė Estera, kuri turi kai ką įdomaus papasakoti. Tikrai turi. Karalienė, ar galite mūsų dangaus žiūrovams suteikti daugiau konteksto apie jūsų istoriją? Žiūrovams? Nesvarbu. Gerai, karalius ieškojo naujos karalienės ir jis pasikvietė daugybę jaunų merginų gyventi rūmuose. Jie mus lepino spa procedūromis beveik kiekvieną dieną, visus metus. Buvo tikrai prabangu. Net neabejoju. O tada, ar galit patikėti, iš visų merginų karalius pasirinko mane, būti jo karalienė. Kokia garbė, bet kaip supratau, susidūrėte su situacija, kuri galėjo būti gyvenimo ir mirties klausimas. Ar galit papasakoti plačiau? Prieš man tampant karalienę, mano dėdė Mordechajus privertė mane pažadėti, jog niekam nesakysiu, kad esu žydė, bet yra siaubingas vyras vardu Hamanas, kuris dirbo karaliui ir norėjo žudyti visus žydus. Kaip siaubinga! Ar negalite apie tai pasikalbėti su karaliumi? Mes čia turime griežtus įstatymus, netgi būdama karalienė negaliu apsilankyti pas karalių be pakvietimo. Bet kas apsilankys pas karalių be pakvietimo, gali būti nužudytas. O varge! Mes visi žydai pasnikaujam ir meldžiamės Dievui. Iš tiesų, tai baimė keliantis sprendimas. Bet mano dėdė Mordechajus sako, kad gal būtent dėl šio įvykio aš ir tapau karalienę. This bird
Oho, kokia istorija. Vos nenuskridau nuo kėdės. Ką tik gavau pranešimą, jog karalius davė leidimai Esterai ateiti pas jį. Ir panašu, jog pašalino Hamaną nuo valdžios. Dėl Esteros tikėjimo visa žydų tauta buvo išgelbėta. Jos gyvybei grėsė pavojus, tačiau ji visko rizikavo ir pasitikėjo, kad Dievas atvedė ją ten ne veltui. O tai ir yra tikrosios tikėjimo žinios. Žinai, kartais Dievas kviečia savo žmonės daryti pavojingus dalykus, kai juo pasitikė. Bet Dievas yra didesnis už visus šiuos išbandymus. Tikėjimas tai pasitikėjimas, kad Dievas yra valdžioje ir jis yra ištikimas. Pereikime prie sporto. Kaip žinote, Aureolės ir Plasnočiai varžėsi šio sezono finale. Primenu, jog nepamirštumėte stebėti tikėjimo šuolio, kurį atliks kiekviena komanda. Tai galingiausias dėjimo į krepšį renginys visame danguje. Pradedame transliaciją iš tikėjimo menės. Dar viena jaudinanti diena varžybose. Abi komandos atrodo rimtai nusiteikusios. Laikas pradėti! Dribble, dribble, dribble. Now pass the ball, pass the ball. Dribble, dribble, dribble. Now shoot, score. Dribble, dribble, dribble. Now pass the ball, pass the ball. Remember, no flying allowed. Be on your guard, stand firm in the faith. Be courageous, be strong, do everything you love. Be on your guard, stand firm in the faith. Be courageous, be strong, do everything in love. Dribble, dribble, dribble. Now pass the ball, pass the ball. Dribble, dribble, dribble. Now shoot, score. Dribble, dribble, dribble. Now pass the ball, pass the ball. Remember, no flying allowed. You got faith as small as a mustard seed. You can say to this mountain, move, and it will move. If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move, and it will move. Nothing will be impossible for you. 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 Dribble, dribble, dribble. Now pass the ball, pass the ball. Dribble, dribble, dribble. Now shoot, score. Dribble, dribble, dribble. Now pass the ball, pass the ball. Remember, no flying allowed. The leap of faith. The leap of faith. The leap of faith. The leap of faith. Jesus! Pirmin Aureolės, pirmin Plasnočiai. Koks nuostabus žaidimas. Stabtelėkime minutėlę ir perduokime žodį Tadui Geliauskui. Tas šiokia tokia spūstis tarp angelų šlovinančių prie nuostabumo vartų. Susidaręs kamštis iš tikėjimo menės buvo nukreiptas per šventimo koliziejų ir saldaus šlovinimo pilį. O kad išgirstume, kokia situacija pačioje, susisiekime su korespondentė iš žemės, Plačiasparne. Plačiasparne, ar girdi mane? Taip, Tadai Geliauskai. Skrendu virš Betlėjaus, kur prie kelkraščio sugedo kupranugaris. Truputį užtruks, kol šie du kalneliai bus pašalinti nuo kelio. Na, o Samsono kaimelėje 2 milžiniškos kolonos užvirto ant pagrindinio kelio. Rodos vienintelė išeitis geram keliui yra tik už Raudonosios jūros esantis keliai.
Tiek žinių iš manęs. Grįžtame pas tave, Tadai Geliauskai. Ačiū už reportažą, plačiasparnė. Dabar nusikelkime atgal pas Mėją ir Tėją, kur aš gerai suprantu, taip jos ateina. Kartoju, jos neskrenda, bet jos eina su didelė grupė aplink Jericho miestą. Gerai, paimkite viešpatės skrynią ir liepkite 7 kunigams priekyje pūsti trimitus. Atleiskite, ar galim jūs pakalbinti? Jeigu eisite šalia ir neatsiliksite, žinoma. Mano šaltiniai teigia, jog tu ir tavo žmonės eina ratais aplink Jericho miestą jau 6 dienas. Ar gali pasakyti, kodėl? Žinoma, galiu. Buvau netoli Jericho, kai man pasirodė angelas ir pasakė, kad viešpats atidavė Jerichą į mūsų rankas. Mums tik reikia 6 dienas po vieną kartą apžygiuoti miestą. Tai tą ir padarėme. Bet šiandien mums reikia apžygiuoti miestą 7 kartus su kunigais, kurie pučia trimitus ir kai nuaidės paskutinis trimito gausmas, visa kariuomenė pradės šaukti. Ir Jericho siena sugrius žemyn. Taip, tą patį sakė angelas. Kaip tu žinai? Ai, nesvarbu. Kaip nuostabu, bet pastebėjau, kad žmonės bokštuose už sienų juokiasi iš jūsų. Jie neatrodo dėl to susirūpinę. Ką apie tai manote? Sekti Dievu kartais gali atrodyti truputį kvaila, ypač kai jis mums liepia daryti kažką neįmanoma. Kiekvienas žingsnis tikėti reikalauja daug jėgų, bet tai tampa lengviau, kai eini kartu su juo. Kalbant apie ėjimą, jei eisite aplink miestą 7 kartus, geriau apsiauti patogius batus. The 7th day near Jericho, the day that they'd been waiting for. They'd march around the city walls every day the week before. They got up at daybreak, and Joshua gave the word to march not 1 but 7 times by order of the Lord. Anticipation was in the air. What would God do? But all the people knew to do was to faithfully move and put on those walking shoes, those walking shoes. Put one foot in front of the other. With those walking shoes, those walking shoes. Have faith in the God who's above you. And walk, 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 walk. Walk around that Jericho. Walk, 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 walk. Watch those walls come down. Walk, 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 walk. Walk around that Jericho. Walk, 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 walk. And put on those walking shoes, those walking shoes. Put one foot in front of the other. With those walking shoes, those walking shoes. Have faith in the God who's above you. Just take that step of faith, take that step of faith. Just take that step of faith, take that step of faith. And walk, 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 walk. Walk around your Jericho. Walk, 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 walk. Watch those walls come down. Walk, just take that step of faith, take that step of faith. Jericho, walk, just take that step of faith, take that step of faith. Walk, 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 walk. Walk around your Jericho. Walk, 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 walk. Watch those walls come down. Šaukite, nes viešpats atidavė jums šį miestą. Oho, ar matei, kaip griuvo tos sienos? Tikrai taip. Ir žiūrėk, avi savo porą žygio batų. Jie tikrai praverčia ramybės princo žygio take. Kaip ir su Jozuės tikėjimu. Prireikia didelio tikėjimo suprasti, kad ėjimas ratais gali paversti visas miesto sienas visiškais griuvėsiais. Žinai, tikėjimas kartais atrodo kaip kvailystė, bet jis patinka Dievui. Tikra tiesa, Tadai. Nusileiskime į žemę pas Mėją ir Tėją. Kas ten vyksta? Aš esu kartu su vyru vardu Mozė,
kuris papasakos neįtikėtiną istoriją. Joje yra veiksmo, dramos, netgi krūmų. Moze, ką gali mums papasakot? Aš nelabai mėgstu kalbėti. Aš nesu geras kalbėtojas. Nesijaudik, tiesiog pradėk nuo pradžių. Kaip supratau, išgirdai Dievą kalbant su tavimi. Kada? Kaip? Aš ganiau savo vis ir pamačiau degantį krūmą, bet jis niekaip nesudegė. O tada išgirdau balsą kviečiantį mane iš krūmo vardu. Tai buvo Dievas. Taip. Ar prisimeni, ką jis sakė? Kaip galėčiau pamiršti? Jis man sakė, nusiauk sandalus, nes vieta, ant kurios dabar stovi, yra šventa. Šventa vieta? Turbūt buvo įdomu. Aš buvau persigandęs, bet jis sakė, kad jis nori išgelbėti mūsų tautą nuo egiptiečių. Ir jisai mus atves į žemę tekančią pienu ir medumi. Tikriausiai iškart nubėgai perduoti šią žinią izraelitams. Ne iš karto. Kaip ir sakiau, aš nesu labai stiprus kalbėjime. Turiu omenyje, kasgi patikėtų manimi. Bet jis liepė sakyti, aš esu, kuris esu, viešpats. Jūsų tėvų Dievas siuntė mane jums. Taigi aš eisiu ir pasakysiu izraelitams, ką Dievas man sakė. O po to vyksiu pas faraoną ir paprašysiu, kad paleistų Dievo žmonės į laisvę. Dabar? Taip, dabar. Todėl ir esu toks susijaudinęs. Tiek žinių. Tuoj čia prasidės įdomus dalykai su Moze. Pasiklausykim. Awkward news. The God of the Israelites has a message just for you. He has seen the suffering of his people under your hand, and he is gonna lead them out to the promised land. I am the Lord. So you will let my people Dievo žmonių, bet po 10 skirtingų negandų prieš egiptiečius faraonas pagaliau juos išleido. Iki tol, kol jis persigalvojo. Žmonės atsisuko atgal ir pamatė faraono kariuomenę, žygiuojančią jiems už nugaros, o prieš juos buvo Raudonoji jūra. Jie pateko į spąstus. Dievo žmonės buvo išsigandę ir šaukėsi viešpats, bet Mozė jiems atsakė. Galėtų pereiti jūrą ant sausos žemės. Aš užkietinsiu egiptiečių širdis, kad jie eitų iš paskos ir aš būsiu pašlovintas. Egiptiečiai žinos, kad aš esu viešpats. Let
Man džiugu pranešti, kad izraelitai iš tikrųjų perėjo jūrą sausa žeme, o vanduo stovėjo aukštomis sienomis iš dešinės ir kairės. Būtent! Viešpats panaudojo Mozę išgelbėti izraelitus nuo egiptiečių rankos. Nuostabu! Ir štai, tikėjimo žinia šiandien turi pranešti paskutinį istoriją. Po jos aš atstovausiu mūsų televizijos Pogulijos šventė ant auksinių debesų. Žinoma, tai tikras šio kanalo hitas. O dabar eime pas Mėją ir Tėją. Mes esame Hebrone ir ruošiamės pasikalbėti su Abraomu bei Sara. Daugelis iš jūsų žinote juos kaip Izraelio tautos tėvus. Štai ir jie, Abraomai, Sara. Žinau, kad paliekate savo šalį ir savo žmonės, kad keliaukime į naują žemę. Kodėl? Dievas mums liepia. Dievas pasakė, kad padarys mus didelę tautą, kas mano manimu yra gana juokinga, nes aš neturiu vaikų, o aš jau nebe pirmos jaunystės. Niekada to nepamiršiu. Dievas liepia pakelti akis į dangų ir suskaičiuoti žvaigždės. Tiek bus mano palikuonių, jis tarė, kad palaimins mane ir padarys didelę tautą. Taip, ir visi žemės žmonės bus palaiminti per tave. Dievas taip pasakė, ar girdėjai? Sklando kalbos. Tai gana didelis pažadas. Tai Dievas pasakė ir aš jo tikiu. Do I
Oho, jeigu tai tau nesuvirpina sparno, tai nežinau, kas galėtų. Kaip visada sakau, tikėdami žmonės gali nežinoti, kur eina, bet jie žino, kas juos pakvietė ir veda. Tai ir yra tikėjimas. Abraomas sutiko eiti, nežinodamas, kur keliauja. Nojus pastatė arką, nes jis pasitikėjo Dievu. Mozė pasitikėjo, kad Dievas išvaduos juos iš faraono. Jozuė tikėjo, kad Dievas atiduos Jerichą į jų rankas. Karalienė Estera rizikavo savo gyvybę, kad išgelbėtų savo žmonės. Tikėjimas pasireiškia klausant Dievo pažadus, pasitikintys ir veikiant dėl jų. Žinai, norint turėti tokį tikėjimą, mums reikia žinoti, ką Dievas pažadėjo. Dėl to labai svarbu skaityti Dievo žodį. Visi jo pažadai yra Jėzuje Kristuje. We believe God's promises are true. We believe what He says He'll do. We'll rejoice no matter what tomorrow brings, and together we will join and sing. Hallelujah, praise the name of Jesus. Hallelujah, praises to the Lamb. Hallelujah, praise the name of Jesus. Hallelujah, amen. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Todėl atsiduokite Dievui, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Būk stiprus ir drąsus, nenusigąsk ir nebijok. Aš Viešpats tavo Dievas, būsiu su tavimi, kur tik tu eisi. Jei sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Naujienos. Vis gaunam naujų pranešimų apie žmonių tikėjimą iš viso pasaulio. Žmonės girdi Dievo pažadus ir jais tiki. Ar jūs būsite dangaus antraštėse šiandien? Fake news, fake news. Fake news, fake news. Who's in the heavenly headlines today? Who will seek His face? Who's in the heavenly headlines today? Who will walk in faith? Who's in the heavenly headlines today? Who will seek His face? Who's in the heavenly headlines today? Who will walk in faith? Our God is big, big, bigger than we could ever know. We're way up, trust His faithfulness. He'll never, never let you down. His promises are true, true, true. What He says He will do. That's a headline you can count on. A headline you can count on. That's a headline you can count on. That's faith, the faith, the faith news.
headline you can count on. A headline you can count on. That's a headline you can count on. That's Faith, the Faith, the Faith News. Viskas, baigiam. Baigiam. Gerai, vėl. Ateina visi vadovai, atsistokim vadovai visi. Ateikim visi. Come, all volunteers, come here, come here. Galim padėkoti dar kartą visiems vadovam. Galim padėkoti visiems vaikam, jie puikiai atliko savo rolę. Ačiū. Ir ačiū Elizabet, kuri statė šitą kūrinį. Paplokim jai, paplokim jai. Yeah. Oh, every year the kids and I dread this moment. Kiekvienais metais mes nekantriai laukiam su vaikais šitą momentą. We love the show and then it's over. Mes So- tiesiog ruošiamės, laukiam to pasirodymą ir tada jis baigėsi. So I just want to say to you kids, I love you guys. You're amazing. Tai tiesiog noriu visiems pasakyti vaikams, kad jūs labai myliu, jūs nuostabus. I am so proud of each one of you. Labai kiekvienu didžiuojuosi. So I want to say also thank you parents Taip pat noriu pasakyti ačiū tėveliams and grandparents ir seneliams, for supporting them tonight kad juos palaikėt šiandien and for the privilege of getting to spend 2 weeks with them. We loved it. ir kad turėjau privilegiją su jais praleisti 2 savaitės. Man tiesiog labai patiko. So thank you for trusting us with your kids. Ačiū, kad patikėjot mums savo vaikus. I know they are precious to you and they have become precious to us. Žinau, kad jie brangus jums ir jie tapo brangus mums taip pat. So at least I will see you next year and we'll see who comes with me. Tai aš tikrai pamatysiu jūs kitais metais ir pažiūrėsim, kas dar su manim atvyks. So watch for the music camp, sign up. Taigi registruokitės. Taigi dar kartą visi padėkokim Elizabet, padėkokim Elizabet. Padėkokim visiems savanoriam, kurie kartu darbavosi. Ačiū Jums. Ačiū. Ir visiems vaikam, kurie buvo stovykloje, kurie puikiai atliko savo rolę. Jaunuoliai. Gerai. Ačiū Jums tėveliai, ačiū šitą vakarą. Aš jaučiuosi sukaitęs šiek tiek, manau, kad Jūs taip pat. Taigi galit pasidžiaugti, dabar yra laikas, mes atidarom langus, šiek tiek gal prasivedins. Ten koridoriui vaikų laukia piragėlis. Ten taip pat galima nusifotografuoti, ten padarėm tokį balionų, tokią menę, kur galima nusifotografuoti. Atsitemkit visus vadovus, su kuriais norit, su telefonais fotografuokitės. Tai laikas, kai šiandien dar vakare galima pamatyti šituos vadovus, kurie yra iš Amerikos ir to ryte išvažiuoja. Ir turim vilti, kad pasimatyti po metų su jais čia Lietuvoje. Taigi, vaikai, pasakykit ačiū savo vadovam, pasakykit jiem. Gerai, taigi ačiū šitą vakarą, dar pasibūkit šiek tiek, pasifotografuokit ir pasakykit ačiū vieni kitiems.